Sveiki. Taigi, šiandien vėl iš garažo. Tai, kai matėt praeitą kartą, susikliavau konsolę, viskas kaip ir gerai. Tai konsolę išvežiau dažyti, tai man ją visą perdažys. Irgi tokią pačią spalvą, juodą. Tai va, konsolė persidažys, bus kai nauja. Viskas. Paskiau taip, kas dar? Tai atėjo aliuminio lakštai. Štai 3 lakštai tokie. Tai atėjo 3 lakštai, tai viskas. Dabar visas dėmesys eis į valties suvirinimą. Tai dar nežinau tiksliai kada ir kaip čia, bet galvoju viską nurinkti čia, kas yra, kas eina, nuimti viską. Ir galvoju palikti variklį, nes kaip ir planuojam versti ją ant šono, ant šito šono versti ją, taip. Tai versti ją ant šono, tai man reikėtų variklį nuimti. Bet aš galvojau, kad išleisiu tepalą. Štai iš čia išleis tepalą variklio ir tada palikt variklį ant valties ir su varikliu versti. Nes jam kaip ir nieko neatsitiks, jeigu tepalo nebus, niekas neužsipils ir kaip ir viskas tvarkoj turėtų būti. Nes išlaužti iš čia tikrai nieko neišlaužti. Tai va, galvoju palikti variklį ir versti ant šito šono ir tada jam bus patogu prieiti prie tos suvirinimo vietos. Tai va tiek va dabar naujovių ir žinių. Tai bandysim kažkaip tai organizuotis ir susivirinti. O kai konsolė bus savaitės bėgy paruošta, tai bus, jeigu susivirinsiu greičiau, tai viską tik tais reikės susidėti. Konsolės, visus šitus dalykus, juos atgal sudėti ir viskas. Tai va tiek. Tai ką? Tai kaip ir sakiau prieš tai, kad praradau lagaminą, tai reikėjo visokių daiktų dar pasipirkti truputį, tai ką, važiavau ir nusipirkau. Tai čia, tai va visa dėžutė, kurią vakar nusipirkau, tai jeigu kam ko reikia, važiuokit į Tulamorę, Vivado Fishing Tackle, tai visko turi, patars ir įsigysit. Tai ką aš vakar iš jo ir nusipirkau, tai pasiėmiau kotą Vestino V2, toks aštriam pravedimui, nes Okumos, Lucky John'o, tai sulūžo man, tai pasiėmiau šitą kotą prasibandyti. Paskiau pasiėmiau biškį žuveliokų, dar ten. Lapaliokų. Tai toj parodysiu. Tai ką, vakar iš jo pasiėmiau Vestino žnyplės. Tokias pačias turėjau dėžutėj ir praradau. Tai ką, vienas pirkinys, šitas, paskiau šitas lekom
atvert nasrus. Tai šitą pasiėmiau. Paskiau pasiėmiau dar žirklutes. Ir kirpti, ir atlenkt kažką, tai tokios žirklutės. Lengvos, fainos. Tai žirklutes. Pasiėmiau, parodysiu dar. Tokią gumą. Westin, maždaug tas pačias gumas, ką buvau praradęs. Štai šitą. Tokią. Čia dar viena tokia. Paskiau galvakablių. Galvakabliai. Tai dar tokia. Galvakabliai, paskiau dar vytas. Westino irgi fainas gumas. Štai tokią rodžiau, štai tokį pasiėmiau, štai tokį, čia tokį. Šitą. Paskiau paršiuką. Štai tokią dar gumą. Kabliukų biškį. Pavadėlių. Išbandysim. Nė karto neturėjęs esu. V3 spintukas. Keletą čeburaškų. Ir dar pasiėmiau Strike Pro gupis. Štai tokį. Keičiasi uodegos. Tai tokį irgi išbandysim. Tai va, tiek va. Tiek va ir vakarykščios dienos. Tai va, apsipirkom, tai vis pilnės dabar mano lagaminčikas. Tai va tokie va update'ai valties remonto ir mano žvejybų. Nežinau, važiuosim išbandyti kada gumas, gal šiaip kur nors. Tai kai važiuosim, tai ir bus vidosikas. Tai ką, šiandien trumpai tiek. Einam, susidėsim gumas. Ir viskas. Ką, iki.